Gal aš nesu labai įdomus pašnekovas, susivietų. Jūs sakėte, kad neturi tikslų, o svajonę turi? Svajonę. Šiaip tai svajonę turiu. Svajonė yra būti laimingu. O kas yra būti laimingu? O šitą klausimą prašom kiekvienas atsakykite savo pats. O jums kas yra būtent jums, Kristijonai, būti laimingu? Prispaudėt mane čia. Aš nespaudžiu, sėdžiu. Man būti laimingu vis dėlto nenori, vienas svarbiausių dalykų yra šeima. Tai yra iš tikrųjų bene vieninteliai žmonės, kurie besąlygiškai jums nori 100% tik gero. Tai yra jūsų tėvai, jūsų seneliai, jūsų antros pusės. Tai yra tik tie žmonės. Ir dabar jūsų antros pusės dar kol jūs esate jauni, galbūt kažkas esate susitokė, bet man atrodo dar neturbūt. Tai jos dabar galbūt iki santuokos dar turbūt nenori taip gero, kaip jūsų tėvai jums nori gero. Ir vis dėlto tausoti šeimą yra labai svarbus dalykas, nes ją pakankamai lengva ne tai, kad parasti, bet gal kažkokį tai ryšį su jais parasti. Tai dėl to aš manau, kad tai vienas iš svarbiausių dalykų. Antras dalykas yra daryti tai, ką tu nori iš tikrųjų daryti, o ne tai, ką tau liepia daryti arba kažką tai primesti kažkokie tai dalykai, kad va čia taip yra populiaru, tai dabar taip visi darysim. Taip nebūna tokie dalykai. Ir jeigu jūs visi norit būti dainininkais, praėję X Faktorių Lietuvos balsą, tai apgailestauju, bet nebūsit, nes tik tai turbūt 1%, vienas žmogus iš čia esančių iš tikrųjų gali dainuoti. Nes taip yra, tiesiog mes visi esam skirtingose dalykuose. Šitoje auditorijoje yra vienas medikas, vienas dainininkas, vienas inžinierius, vienas fizikas, vienas chemikas, vienas biologas ir taip toliau. Tai dėl to visi esam skirtingi ir darykime tik tai, ką geriausiai mokam. Problema gyvenime yra ta, kad sužinom, ką iš tikrųjų galim geriausiai daryti po kur kas ilgesnio laiko. Tai neatsiranda pataikyti. Tai atsiranda truputį vėliau. Čia tada gaunasi tokia spąsnė. Aš tikrai pritariu viskam, kad šeimą reikia tausoti, jie tikrai labai vertinti, nes niekada nežinai, kaip bus. Ir jie yra vieninteliai, kur tu gali grįžti visada. Bet kas jeigu tėvų ir mano pačios arba paties nori arba nuomonė, ką aš galėčiau ir turėčiau daryti, skiriasi. Nes ir jų nori, ir jų linkėjimai man yra geresni, man geriausia, kiek nori. Bet skiriasi nuo mano. Gal jie tikrai nori, kad studėčiau mediciną, teisę, ekonomiką. Kaip išsisukti va šitoje, nes prarasti tą ryšį tada labai paprasta. Kaip paauglystė. Ko puikiausiai suprantu, žinot, jūsų tėvai yra šaunūs, žinot tai? Jie yra super. Tik jums atrodo, kad jie nėra super. Ir jūs negalvokit, kad jie, aišku, vieni iš jūsų tėvai yra galbūt vyresni, kiti jaunesni, bet jūs negalvokit, kad jie pasenė, tai čia nieko nesupranta absoliučiai. Jie lygiai tą patį pergyveno, ką jūs pergyveno. Grįžtant prie šito konkretaus klausimo, čia yra tokia problema. Aš neturiu dar vaikų, bet aš žinau, tiesiog taip yra. Tėvai stengiasi savo vaikuose išplėtoti ir išugdyti idėjas ir veiklas, kurių jie nepadarė. Tai yra 100 metų aišku ir tai yra pakankamai natūralu. Jeigu tam nesigavo tapti geru staliumi, tai tu stumsi savo vaiką, kad jisai būtų geras stalius. Žinai ką? Yra labai super daryti stalus, nes stalai gali. Tokie, mano, čia labai įdomu. Žmonėm visą gyvenimą reikės tikrai stalų. Tikrai, visą gyvenimą žmonėm reikės stalų. Čia yra labai fainai, tu gali padaryti. Tai yra natūralu tiesiog, nes tau atrodo, kad stalus taip gerai yra daryti. Kodėl jis nenori stalų daryti? Klausyk, tu dar pažiūrėk, dabar stalai, matai tokios nori. Tas yra toks natūralus noras. Dabar vėl, grįžtant prie tėvų šaunumo, man tiesiog taip išpuolė, aš nežinau, pas mane namie niekada nebūdavo ploto. Todėl, kad mano močiutė su manim tūsindavosi. Aš nežinau, kaip taip yra, nes mano vakarėliai, aš nebūdavau vakarėlių siela, gailestauju dėl to, nes vakarėlių siela būdavo mano močiutė.
Nes jūs neįsivaizduot, kai mano draugams būdavo faina su ja kalbėti ir nedaug dievė nepradėdavo pasakoti, ką jinai veikia, kai jinai buvo jaunesnė. Nu, ei, tėva, aš čiagi esu, jūs, močiut, bet tu eik, pailsėk gal. Vaikit, jinai iki 12 pirmos, jinai plepa su jais visais, nes žmonės, kurie yra protingesni, jie dažniausiai yra įdomesni. Ir ko žmogus vyresnis, dažniausiai būna to protingesnis. Nu, tai aišku, kad yra įdomiau kalbėti negu savo bendraamžiu, negu kad su žmogum, kuris jau pragyvenęs 70 metų šitoj žemėje. Tai aš noriu pasakyti, kad ar jūsų tėvai, ar jūsų seneliai, jie yra funky, jie yra wow, jie yra vėjo gūsis. Jie žino 1000 kartų daugiau dalykų, negu jūs žinot. Ir ko jūs nuo jų norėsit toliau būti, nes jie čia mūsų reikalų tai jau visai nesupranta. Dar ir kaip jie supranta tos reikalus. Ir kas yra blogiausia, jau sakiau, jie nori jums tik tai gero. Iš principo nori tik tai gero. Ir net jeigu jums atrodo, kad jie verčia jūs daryti vienus ar kitus dalykus, tai pasąmoningai, galbūt nesąmoningai, bet pasąmoningai jie nori jums gero. Nu va taip yra suveiktas pasaulis, tu nieko negali padaryti. Ir aš noriu pasakyti, kad jūs 100 kartų labiau įgausite savo tėvų pasitikėjimą, jei vakarėlį surenksite namuose su jiems būnant, negu jiems nesant. 1000 kartų. Ir tas amžinas klausimas, tai kur tu esi ir kada tu grįši? Jisai žudantis tiesiog. Aš dabar gyvenu, aš turėčiau pagal standartus negyventi su savo mama turbūt, ar ne, bet mes tiesiog taip puikiai sutarėm, kad aš nematau prasmės to nedaryti. Mes kartu darom festivalį, pas mus namie praktiškai ofisas yra ir mes tai darom, tiesiog taip yra normalu. Ir yra žmonių, kurie aš noriu, kad aš tai jau tikrai išeisiu iš tavo, tikrai, jeigu tu tikrai turi kur nueiti, tai ir eik. Aš, pavyzdžiui, šiuo metu nematau prasmės nuomonės kažkokio tai būsto, investuoti tai ir daryti, kodėl aš negaliu savo šeimą gyventi, savo artimiausiais žmonėmis. Tai sakau, tai jūs, tas ryšys, tu gali aiškiai pasakyti, matai, akistatoje savo tėvį, mamas, vienas dėlį. Yra labai fain, kad tu nori man gero, bet aš Stalinui nebūsiu. Ir kartais galbūt toks atviras ir kaip angliškai straightforward, toksai, tiesiai šviesiai pasakymas, jisai kur kas labiau padės jam, kad žinai, man tie stalai, tai fain, aišku, kad fainas tai yra. Jeigu, kad, jūs patys apie tokias pinklės tarsi puolat į pinklės, kuriuose patys tokioj liūnė truputėlį, sunku. Gal geriau tiesiog ateiti ir pasakyti, aš labai noriu su rimtais jums pasikalbėti. Aš suprantu, kad tavo svajonė buvo būti Stalinu dailyte ir tai yra fainiausias dalykas, kuris gali būti. Bet man 100 kartų įdomiau yra būti, nežinau, man kas įdomiau yra astronomija. Ir aš nieko negaliu savo padaryti. Aš esu toks, koks aš esu. Tai toks mano patarimas būtų, jeigu tėvai yra protingi, o jie yra protingi, jisai, taip, mėnesį jisai nervuosis. Ne mėnesį, atsiprašau. Bet po to jisai supras, kad, deras, taip jau yra. Taip jau yra. Ir žinot, kas yra blogiausia? Kad jūsų tėvų tėvai, tai yra jūsų seneliai, jie tokį patį spaudimą darė savo tėvam. Ir jūs kaip tam tikrą kortelę galite sakyti, aha, o tu atsimeni, kaip dabar močiutė tave spaudė, kad tu būtum to ir to. Tu atsimeni, kaip senelis tave spaudė būti to ir to. Tu to esi dabar? Ne. Kodėl? Kodėl? Jūs galvojat, kad jūsų tėvai nevarė į vakarėlius? Ir ten kiek metų? 16 metų, ne? Ja. Negi ten negėrė alkoholio? Ne, jie susizdėstavo ir skaitydavo literatūrą ir meną. Na, dabar bus skaitymai maironio. Ta prasme, visai, kad mes norim apsimesti geresniais, fainesniais, net ir aš šiandien prieš ateidamas, jūs spėkit, ką aš dariau, aš tavir galvoju, man reiktų maškinų susidėti ir švarką. Ką aš tada atrodysiu kultūringai? Kodėl? Ką aš apgausiu save? Ar jūs apgausiu? Kad aš esu, čia toks rimtesnis žmogus truputėlį. Ne, aš iš tikrųjų kasdieną vaikštau su maikutį ir džemperiu. Nes man taip yra fain, nes man taip yra patogu. Nepaisant to, kad aš labai mėgstu kostiumą. Dažnai mane netgi gyrė žmonės, sako, šiandien sako, tau taip tinka kostiumas. Dabar kai buvau Prancūzijoje, atsivežiau švarką ir marškinius, nes nežinau, kokia ten atmosfera bus. Ir galvoju, kad jau atsivežiau, tai turiu vieną juos padėvėti. Ir juos užsidėjau ir sako,
Sako, today you look like a real manager. Sakau, ką čia reiškia, kad prieš tai neatrodžiau? Ne, nu sako, bet... Tai va matot, tas pasakymas sutinka pagal lūpą, palydi pagal protą, jisai truputį egzistuoja. Tai aš tikiuosi, kad jūs mane jau galite palydėti pagal protą. Dar paklauskit, aš esu, galit pasivarginkit paklausti. Pasivarginkit paklausti. Nėra neteisingų klausimų, yra tik neteisingi atsakymai. 3 geriausios ir 3 blogiausios savybės. Taip, 3 blogiausios. Pirma, tai yra tai, kad aš nepasitikiu žmonėmis. Nepasitikiu todėl, kad N kartų esu tokia susidūręs su tokia situacija, kad tu duodi žmogų užduotį ir jisai jos nepadaro ir aš tada labai kremtuosi baisingai, nes mane tas užkasa, nes aš noriu, kad dalykai būtų padaryti 100% gerai. Ir tada aš geriau pats imsiuosi ir padarysiu, negu kad kažkam tai perteiksiu šitą užduotį ir tada gailėsiu dėl rezultatų. Kita bloga savybė yra, man daug kas sako, kad aš vis dėlto negirčiu kitų nuomonės. Kaip bebūtų, aš asmeniškai galvoju, kad aš ją girdžiu ir visada stengiuosi įsiklausyti. Bet jeigu gaunu tokią pastabą, vadinasi, galbūt aš kažkiek tai turiu šitą savybę. Trečia bloga savybė turbūt galbūt valios neturėjimas, nes jeigu aš turėčiau stiprią valią, aš turbūt jau būčiau numetęs svorį ir atrodyčiau kaip vidutiniškas žmogus. 3 geros savybės. Čia galbūt sunkesnis toks klausimas yra. Žinot, man čia vėl, aš nežinau, čia nebūtų savybė turbūt, bet man daug žmonių sako, kad tu labai, tu turi scenos kalbėjimo dovaną. Ir sako, tai yra labai svarbus dalykas, ko kiti žmonės neturi, dėl to labai vertina. Ir aš iš tikrųjų mano scenos baimės, toks stygos nukirpimas, vyko tada, kai aš Urvinių važinėdavau po visą Lietuvą ir aš atsimenu, kad vieną mėnesį iš 30 dienų, jeigu neklystu 21-24 aš buvau spektakliuose. Tai reiškia, kad beveik kiekvieną dieną aš lipdavau ant scenos, vis kitam Lietuvos mieste ar miestelėje ir sakydavau, labas vakaras, mėly ponai ir ponios. Jūs suprantat, kad ateina momentas toks, kai tu, aš dabar, pavyzdžiui, jūsų nelabai gerai matau, nes jeigu dar aš čia pasimčiau, tai iš vis man esat kaip juoda, dėl to aš tik prisidengęs galiu maudyti jūsų veidus. Tu ateini prieš juodą maršką ir sakai, labas vakaras, mėly ponai ir ponios. Ir tu pradedi suprasti, kad, tie žmonės, jie visi yra vienodai ar Lietuvoje, ar Vilniuje, ar Kupiškyje, ar Klaipėdoje, ar Šalčininkuose, ar Varėnoje, ar Kėdainiuose, ar dar kažkur tai. Jie visur yra vienodai, jie atėjo pažiūrėti spektaklį, jie visur atėjo su gera valia, jie visi yra tavo tarsi draugai ir tiesiog taip yra. Ir kai tu pradedi daryti tai 4 kartą per savaitę, tai tampa taip natūralu. Tai aš galbūt vienas toks mano kurių privalumas, tai yra tas toks scenos baimės neturėjimas. Keli dar dalykai, aš esu, čia nelabai tikiu tai zodiakais, bet pagal zodiaką esu liūtas ir mergelė, nes gimiau tokią dieną, kai tas ženklas yra. Ir mergelės turi tą savybę tokį kruopštumą. Tai kartais aš toks būnu krapštukas, kuris, kartais labai malas detalės tampa. Tai čia iš vienos pusės gali būti blogas bruožas, iš kitos pusės būtų geras bruožas. Dar vieną kokią čia sugalvoti dabar. Galėčiau pameluoti jums, pavyzdžiui, nors vis tiek jūs nežinos. Bilas Murėjus taip darė, ateidavo į McDonald'ą ir prieidavo prie staliuko, paimdavo bulvyčių, suvalgiau skidau. Vis tiek niekas nepatikės, nenueidavo. Šią vasarą, kai buvau milijonierių stovykloje, ten yra toksai momentas, kad visos komandos renkasi taškus ir mane specialiai norėjo vienas iš žmonių pakviesti ir būtinai, kad aš su juo pažaisčiau biliardą. Ir aš dienos metu visą laiką neturiu laiko pažaisti biliardą, bet aš nusprendžiau, kad aš iškviesiu tokį šposą ir aš pasižadinau 2 valandą nakties. Sakau, dabar galiu pažaisti biliardą. Ir jam tai buvo wow, tiesiog jisai negalėjo patikėti ir sakau, jeigu rytoj visiems papasakosiu, vis tiek niekas nepatikės. Ir žodžiu, toksai, žinot, žaidimas yra. Kaip, dar kokia čia geras veikla. Ai, gal neužsistovėkit tiesiog, nežinau, sunku pasakyti, tiesiog nebuvau pasiruošęs, tai čia toks nestandartinis klausimas, kur dar skvarė, tai tiesiog nežinau, sakė. Matai.
pavyzdžiui, jums teko gyventi skirtingose pasaulio kraštuose, kaip ir Indijoje, Prancūzijoje, gal yra tos kraštus, kur iš tikrųjų gal užsienio šalis, kur norėtume gyventi, gal nebūtinai, bet gal tiesiog ilgiau užsibūti kur nors kitur. Apgailestauju, bet tai yra Lietuva. Žinot, kom čia yra naudinga gyventi, jūs dabar jau 14, 15 ar 16 metų jau kūrėte čia savo socialinį tinklą. Ne Facebooką, bet socialinį tinklą. Tai yra tos žmonės, kuriuos jūs pažįstat, jie ateityje taps jūsų partneriai pavadinkime. Padės išspręsti vienokias ar kitokias problemas. Ir pavyzdžiui, kuomet po Indijoje tenai reikia susirasti absoliučiai naujus partnerius, naujus žmonės, kurie atvažiavo, kurie ten man gali padėti. Ir tai užima laiko. Tai dėl to Lietuvoje aš žinau, kam paskambinti, norint išspręsti bėdą kažkokią tai. Indijoje aš turiu vieną bičiulį, Hališą, kuriam aš skambinu visais klausimais. Pradedant būto nuomos ir baigiant, kaip man su ta SIM kortelė pripeidą padaryti, nes aš nesugebu taip. Tai Lietuva yra super šalis, todėl kad čia mes pirmiausia neturim taifūnų. Šitas dalykas mes čia turim 4 labai aiškius sezonus. Žiemą yra šalta, žiauriai šalta. Vasara karšta, neblogai šilta, galima pasimaudyti ežere, jūroje dar kažkur taip. Rudenį yra nuostabu krinta lapai, gal kartais lyja, bet yra melancholija ir visa kita. Pavasaris atgimsta visas spalvos, sužaliuoja visom spalvom, nuostabu, vėl naujas šviežias oro pusis. Yra nuostabus 4 sezonai. Indijoje yra visą laiką karšta. Ir drėgna. Ir ten liūtis būna. Ir dar visokiausių problemų. Čia mes gyvenam, žinot, labai geram krašte. Kaip ta viena iš tų tautybių, pamiršau pasakyti, buvo iš Nigerijos. Moteris, kuri ten tik dabar stato chorinę kultūrą, tik tai pamatus pirmus kloja. Tai aš galvoju, čia Lietuvoje jau šitiek metų, Ąžuoliukas 59 metais įsteigtas. 55 metai jau praėjo. Dabar jinai tik dabar stato, tai dar įsivaizduoju, kiek jie reikia žingsnelį padaryti, kad jinai pasiektų. Tai aš galvoju, neišnaudoti yra, jinai imasi tokio dalyko ir yra labai gerai. Tai dėl to sakau, iš tikrųjų Lietuva yra šauni šalis gyventi, Vilnius yra nei per didelis, nei per mažas, turi nuostabų senamiestį, Kaunas turi nuostabų senamiestį, Klaipėda yra prie jūros, o dabar dar terminalas atplaukė, tai viskas čia yra gerai. Pamatykite tiesiog. Sakėte, darote tai, kas jums patinka. Vis tiek kiekvienoje veikloje, kaip ir tam administravime, atsiranda tokių darbų, kurie nepatinka, kurias vis dėlto reikia atlikti ir kurių nesinori atlikti ir kartais labai sunku prisiversti atlikti, kaip jūs prisiverčiate atlikti tokius darbus. Nu, supranti, ko tu vardu? Karlis. Karli, supranti, yra toks dalykas, kad yra malonumo darbai ir darbai. Tai tu tiesiog kartais darai darbus, tam, kad tu žinai, kad paskui ateis malonumo darbai, jėga. Tai tiesiog čia yra toks procesas, kad jie yra neišvengiami, bet galbūt tuo metu gerai paklaustumėte apie motivaciją, galbūt darbam reikia motivacijos. Labiau. Nes tu sėti, vėl tie mailai, dar kažkas, tu nenori, bet tu žinai, kad po to tu darysi kažkas, kas tau patinka. Tai jo, tu teisus, yra dalykai, kurių tu negali išvengti, nes yra darbai, kuriuos tu turi padaryti. Bet yra ir darbai, malonumo darbai, ir tu dažniausiai malonumo darbų nebūna, bet darbų. Taip, gyvenimo surėdys. Jeigu galėtum atsukti laiką, gal kokį vieną dalyką daryti kitaip? Niekada negalvoju apie tai, dėl to, kad iš tikrųjų nesigailiu jokiais dalykais, kuriuos padariau savo gyvenime. Galiu pasakyti, jeigu galėčiau atsukti laiką atgal. Žinokit, labiau šėlčiau, būdamas 11 klasėje. Aš susidėliau pirmam kurse, pirmą semestrą ar antrą taip, kad aš turėjau antradienį visą paskaitas nuo 8 iki 8, trečiadienį paskaitas nuo 8 iki 8, ketvirtadienį paskaitas nuo 8 iki 8. Man savaitgalis prasidėdavo ketvirtadienį, baigdavosi pirmadienį. Tada buvo super, aš išversdavau iš proto savo draugus, nes aš jau ketvirtadienį skambinau, kur varom. Ir sekmadienis man dar buvo šeštadienis. Tai aš vieną dalyko, ko aš niekada, kadangi čia tėvų jūsų nėra, ne? Tai pakelkite rankas, pavyzdžiui, kas iš jūsų esat parūkę žolę? Aš, pavyzdžiui, nesu to daręs ir tuo didžiuoju. Todėl, kad
Tai yra šiaip šūdas iš tikrųjų. Kažkas, tai, žinot, jūs, aš matau, man labai faina, nes aš užaugau Krasnuko ir tai yra narkologijų stovėtojų, jeigu žinot, gerosios vilties ir savanorių kampas. Tai vat, aš tenai mačiau tos žmonės, kurie pakankamai efektingai, jeigu rūpės žolės, tai žinot, kas yra momkės, ne? Momkės tai yra toks dalykas abstinencija, kuomet tau trūksta narkotinių medžiagų ir tu pradedi kratytis. Ir žinokit, kai tą dalyką pamatai, tai yra efektinga ir, neblogas vaizdas, kai žmogus guli ir rėkia ant žemės ir negali nieko daryti, nes jis tiesiog neturi pinigų nusipirkti dosį. Ir pagal mano asmeninę filosofiją, dideli narkotikai prasideda nuo mažų narkotikų. Tai aš dėl to niekada nesu rūkęs žolės, niekada nesu valgęs grybų ar dar kažkokio kokaino, nes kokainas iš vis atrodo toks seksi dalykas, nes tu gali vakarėlį iš vis 50 valandas užsiti. Tai kaip tai beatrodytų seksi, faina ir atraktyvu, tai yra rizika pabaigti anadatus. Yra tokia rizika. Jinai galbūt menkutė ir jūs galite sakyti, ne, čia ne man. Bet žinot, visą laiką šitas dalykas tai nutinka tiem žmonėm, kurie sako, čia ne man. Žinot, tai yra kaip pasakant, ne, aš tai jau tikrai niekada neužsimušiu su mašina, nes aš gerai vairuoju žiauriai, dėl to ir diržų nesisimu. Čia yra melas. Ta prasme, tu ir užsimušiu, nes tu esi blogas. Nes, mašinos yra diržas ne šiaip savo išrastas. Ir man tas, toks galvojimas, kad ne, aš tai čia šauniausias esu. Naujieji lietuviai, tokia grupė, buvo užsimušę. Aš manau, kad jie tikrai važiavo girti ir be diržų. Super, prašau, tai tie pasakymai, tas greičio viršijimas yra beprotiškas problema, aš niekaip nesuprantu, aiškiai pasakyta yra, kad neverta viršyti greičio, nes yra labai rizika didžiulė. Tas pats yra su narkotikais, neverta to daryti. Tai mano problema yra tokia, kad man nepatiko rūkyti. Aš pabandžiau pirmą kartą 15 metų parūkyti ir man tai buvo neskanu. Ir aš paskutinį kartą, elektroninę cigaretę aš paragavau, kada dabar, neatsimenu net, gal prieš porą savaičių. Vėl man nepatiko, gal ne taip blogai kaip tos paprastos cigaretės, bet man labai išlikšta buvo. Ir aš kažkada dar norėdavau, gal dar biškai pasikrūtinti, bet man taip šlikštų būdavo, kad aš net negalėjau rūkyti. Jūs įsivaizduot, tai yra labai fainas jausmas, nes man išlikštų yra rūkyti, paskui suprantu, kiek tu pinigų sutaupai. Tai šiaip jums rekomenduoju dar dabar nesi, nes žinau, kad pusė iš jūsų pakeltų rankas, kad rūko, bet aš neparašysiu to. Nes, šiaip žiauriai daug pinigų susivalko ir, bučiuotis nėra labai fainiausias dalykas, iš tikrųjų, šiaip toks šudėliakas. Paskui tėvam aiškinis, kad draugų cigaretės nešioju, toks fake labai, ir jie žino tą, jūs vadinat todėl socialinį žaidimą, kad ne. Ir problema yra ta, kad mano tėvai toleruodavo alkoholį ir aš 16 metų baliavodavau ir man smagu būdavo ir jeigu aš net grįždavau stipriai į kaušęs, pavadinkim, ir mano tėvai nemiegodavo iki kada aš grįždavau. Taip yra, arba jie miegodavo, bet paskui vis tiek atsikeldavo, kai aš grįždavau. Ir aš turėdavau ateiti prisistatyti kambarį. Tai jeigu aš ateidavau, tai labai mažas dalykas, tu įsiremtumė tarp dviejų staktų ir kuo trumpesniais žodžiais kalbės, kuo trumpesniais sakiniais, kuo trumpesniais žodžiais. Kur buvai? Buvau ten. Tai buvo smagu? Taip. Tai ką gerėt? Alų. Pamiršti, kad visada geria tik tai alų ir sidrą. Ir tai kiek yra valandų? 6:30. Labąmet. Nes yra tamsa dažniausiai ir tu nesimato, kad tais vietės. Tai, praktinių patarimų pradėjau. Jo, tai galbūt baliavočiau šiek tiek daugiau, nes paskui ateina toks metas, žinokit, kai reikia dirbti ir tu pradedi atsisakyti tam tikrų dalykų, nes tu tiesiog fiziškai laiko arba jėgų nebeturi. Pradedi miegoti mažiau valandų ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tas laikas nuo 16-17 metų iki 20 turbūt yra labai fainas, labai super. Ir tikrai naudokitės tuo dalyku. Ir aš nesakau, kad reikia vakarais būtinai prisigerti iki žemės graikų. Nueikite į teatrą su savo draugais. Nueikite muzikos paklausyti. Jeigu sakysit pas savo tėvus ir pasakysit, žinai, man reikia dabar 40 minutų, nes aš einu paklausyti koncerto, aš matau, kad jie duos tuos pinigus.
Bet jeigu jūs pasakysit, kad jums reikia nusipirkti brendžio su Coca-Cola, tai nestiprus argumentas. Paaiškinkite į parodas, paroduoti darbui, dar būna net su nemokamu alum. Tai yra fantastika. Parodas yra įdomu, tu vaikštai kušnoji alų ir dar žiūri meną. Ir tu savo pojūčius, ta prasme, akis, tai mato ir šamac yra nuostabi vieta. Nueikite į filharmoniją, net jeigu nemėgstat klasikinės muzikos, nueikite kartą ir pasidėkite ten ir pagalvokite. Dieve, aš tikrai to nemėgsiu. Žinot, ko aš visai nemėgsiu baleto ir operos? Man tiesiog nepatinka tai. Ir jūs galvojate, aš nevaikščiu tenai, aš nueinu kas kartą, žinot kodėl? Įsitikinti, kad aš to nemėgsiu. Nes yra dalykai, kurie tu savęs tiesiog nepažįsti. Žinot, kas iš jūs, pavyzdžiui, slidinėt arba snowboardinat? Ką? Slidinėt ką? Slidinėt arba snowboardinat. 4-5 žmonės, nepakėlė. Tai aš šitą dalyką atradau prieš 3-4 metus. Mano vienas draugas pasakė, klausyk, varom slidinėti į Prancūziją. Sakau, are you nuts? Sakau, ko jūs tipo norite pašvengti iš manęs? Čia Lietuvoje galite, kaip galite ledą tuočiu. Ne, klausyk, čia sako, čia su snowboardu yra visai easy, tipo, čia nesvarbu, ar tu sportininkas, ar tu storas, ar tu ką, žinai, ar tu moteris, ar tu vyras, čia visi varo. Eik, tu sakau, taip, sako, davai, pabandom. Tai gerai, sako, tai varom į Druskininkus. Tai kada sako, tai davai rytoj. Gerai. Aš nuvariau, aš paslidinėjau ten 4 valandas, galvojau, kad išprotėsiu ir numirsiu, bet aš po 4 valandų atsistojau ir pačiuožiau truputėlį. Ir sako, super, sako, jeigu tu pirmą dieną sugebėjai atsistoti ir stovėti, tai jau yra negalvai. Ir aš išvažiavau į kalnus, pirmą dieną buvo sunki, o nuo antros dienos, nes kalnuose visai kitaip negu Druskininkuose yra. Ir nuo antros dienos aš supratau, kad, jesu, tai yra kažkas tai tokio. Ir aš 4 metai tai yra tiesiog tampa kaip, narkotikai, natūralūs tikri geri narkotikai, kur tu atvažiuoji, tu kvepuoji ir tas jausmas, tų kalnų ir tas vaizdas, tiesiog varo iš proto, tai yra kažkas pasakiško. Atraskite, gal kur kas labiau patinka kanklėm rodui neslidinėti, fakit, kas čia tas slidinėti. Susiraskite tai, kas jums iš tikrųjų patinka, savo hobius, turėkite hobius kažkokius daryti, gal jums patinka raižiniai, o gal jums patinka mesti, nėra nei vieno durno dalyko. Žinot, tas apie patyčias mes kalbėjom, bet tos patyčios dar kita forma yra. Ne, mergaitėm yra mezgimas, berniukams yra mašinų konstravimas. Ta prasme. Man, pavyzdžiui, žinot, jūsų gal metu nebėra, bet pas mus per darbus būdavo reikėdavo apsikeisti. Bernai valydavo pas manas, tai yra, ne? Ir ten mes vašelių nedam. Jūs neįsivaizduot, kaip aš užsikabinau vašelių. Nes tai buvo taip, man patiko tas procesas, kad aš sėdėdavau namie ir nedam vašelių. Ir man tai sakydavo, tu nenormalus. Mėlėjai, aš jau pasakiau, ką aš noriu palinkėti. Pasivarginkite padaryti dalykų, išbandykite begalės skirtingų veiklų, nes tik tai bandydami jūs suprasite, kas jums patinka ir kas jums nepatinka. Kas yra naudinga ir kas jums yra nenaudinga. Ir išlipkite iš savo komforto zonos, nes neturite ko prasti. Nes mirties patale gailėsitės ko, to, ko nepadarėt, o ne to, ką padarėt.